Labas. Žinote, pagal zodiako ženklą dvi grupės. Jeigu jūsų zodiako ženklas yra avinas, dvyniai, ožiaragis, svarstyklės, žuvytės arba skorpionas, pasilikit su manim. Jeigu savo ženklo čia nerandate, keliaukite į mano profilį ir kitas paskelbtas video bus jūsų. Taigi pasižiūrime jūsų ženklų grupiai, ką galiu papasakoti, apie ką. Ir kas aktualu išgirsti. Taip, 3 kortos tradiciškai, ką mes turime, 10 monetų, taurių tūzą ir magą. 1, 1, 10, kas irgi prastinasi į vienetą. 1, 1, 1. Ragina jūs toks jausmas, galų gali išdrįs padaryti tai, ką norit, kažką tempet. Tai gali būti susijęs su savirealizacija, su pinigų uždirbimu arba su gyvenimo komforto pasididinimu, arba su pinigų panaudojimu, investavimu, žodžiu, su tam tikrų ilgalaikių sprendimų priėmimu, bet jūs lyg tempėt, ai gal nemoku, gal dar nelaikas, gal nevertas. Tai su mago korta. O jeigu nemokat, pasimokysit, bet jau dabar turit pakankamai to, ko reikia, kad pradėtumėt, bet matytas toks noras, kad kai jau pradėsiu, kad viskas būtų tobula, tas galbūt stabdo. Tai žinokit, kad niekas nuo tobulumo nepradeda per pasipraktikavimą, per nusivylimą, galų gale ir ateina tas, ko tikrai siekiame. Tai negalvokit, kad jeigu norit kažką pradėti, už karto turit viską žinoti, visur puikiai gaudytis ir būti geriausias. Kad geriausiais tampa tie, kurie nebijo pradėti ir kurį laiką gal nebūti tarp geriausių, bet paskui tą pasiekti. Kad gyvenimas nėra iš karto, kad šoku į patį geriausią variantą, kad gyvenimas yra, kad renku patirtis, pažįstu save, parodau save, suprantu, ką moku ir tada išmokstu parodyti save geriausiai. Tai jums tiesiog raginimas yra pradėkit, kad ir po mažą žingsnelį per dieną, bet pradėkit, padarykit tai, ką jau dabar nori, tai greičiausiai, sakau, siesiu su savirealizacija, su darbu, su pinigais ir su tokiu, nebijojimu tarsi pasisakyti, pasirodyti ir parodyti tai, ką mokat ir žinot. Keliaujam, darom, viskas turėtų būti gerai. Iki.